Sveikinuosi su visais mokytojais, kurie šiandien prisijungia. Noriu prisistatyti, jog mano vardas Janina. Kartu su Viltaute, mūsų kolege, esu atsakinga už plėtrą Lietuvoje. Labai stengiamės aprūpinti Lietuvos mokyklas, Lietuvos mokytojus, kad kiekvienas iš jūsų turėtų turinį ir pratybas mokiniam. Ir informatika, naujos kartos informatika, turėtų energijos ir potencialą augti kiekvienoje iš jūsų ugdymo įstaigoje. Nieko nelaukiant, noriu pasidalinti ekranu, nes turiu paruošus medžiagą, kuri tikrai pristatys, informatyviai leis kiekvienam iš jūsų suprasti, kas yra vedliai, kaip veikia vedliai, kokias atnaujinimus turim. Ir paskutiniai finaliniai daly pademonstruosiu, kas yra vedlių sistema, programa, ką mokytojai jau naudoja 4 metus ir kuo iš tikrųjų labai džiaugiasi. Tad startuokim. Pirmiausia, noriu kiekvienam iš jūsų tikrai nuoširdžiai pasakyti, kad esat tiek pradinio ugdymo mokytojas, tiek informatikos mokytojas dirbantis su 1, 8, 5, 8, labai laukiamas vedliuose. Šiandien turėsiu galimybę kiekvienam iš jūsų pademonstruoti, kokia ta naujos kartos informatika, kaip mes dirbam vedliuose, ką gauna kiekvienas mokytojas, kuris pasirenka naudoti vedlių turinį ir pratybas, ir žinoma, bendrai informatikos naujienas Lietuvos mastu. Tai žinau, kad kiekvienas iš jūsų mokytojai išgyvenat, pergyvenat ir jau net įgyvendinat atnaujinto bendrojo ugdymo programų turinį. Tai mums labai yra svarbu vedliuose, nes mūsų turinys nuo 1 iki 8 klasės yra pagal atnaujintas ugdymo programas. Turim skaitines pratybas, mokytojai. Įsivaizduokit, koks nuostabus pamokoje darbo scenarijus, kai kiekvienas mokinys sėdi prie savo įrenginio ir kiekvienas savo ekrane mato pažingsniui, su nuorodom, su visom užduotim, su visais aspektais būtent vedlių pratybose išdėstytą pamoką. Tai tikrai taupo jūsų laiką, taupo jūsų energiją, o mokytojai belieka užimti mentoriaus pozicijoje ir naviguoti mokinį visą klasę informatikos pamokoje. O kodėl vaikai noriai daro? Nes tikrai žinot, kad technologijos informatika yra ta įtraukianti tema. Šiai dienai jaunimui tikrai informatika yra svarbus įgūdis, skaitmeniniai įgūdžiai ir mes, kaip išmokėm skaitimo rašymo mokytojai, tai skaitmeninius įgūdžius prioritete taip pat laikykime būtinybę. Turime įvairias kompetencijas, kurios augo, ugdosi, kaip matematinis, kritinis mąstymas. Vedlių turinys taip pat gali būti ir integruotas ir turėti atskirą informatikos pamoką, nes vaikai tikrai tiek savarankiškai geba dirbti su vedliais, gebėjimas spręsti problemas. Tikiu, kad tai pradėjus nuo 1 klasės ši kompetencija puikiai užauga kartu su mokiniu ir žinoma motyvacija. Motyvacija kiekvienam moksleiviui kyla tada, kai jis turi galimybę augti kūrybiškai, įgyvendinti savo kūrybinius projektus ir visa tai atsiskleidžia per skaitmeninę kompetenciją. Tai būtent ko mums reikės kiekvienam moksleiviui profesinėje karjeros srityje. Kaipgi mes veikiam? Turim galimybę pasidalinti Maironio progimnazijos pavyzdžiais, kada pradinių klasių mokytoja nuožmiai startavo su vedliais prieš 3 metus ir savo pirmokus pavertė technologijų kūrėjais. Naudodama vedlių turinį, mokytoja vedė, integravo informatiką, galima startuoti nuo pasaulio pažinimo. Kada biologijos pamokoje pasaulio pažinime užauga varlė, gyvenimo ciklai. Programavimas blokeliais. Tikiu, kad kiekvienas iš jūsų puikiausiai Scratch įrankį jau yra pačiupinėjęs, panaršęs. Tai nuožmus sisteminis darbas su Scratch nuo pat pradžių auga vedliuose. Ir žinoma, kuris iš moksleivių nenorėtų sukurti savo DNR pavyzdžio, kurį aš tikiu tada, kai pamatys savo kompiuterio ekrane, atsimins visą likusį gyvenimą, kaipgi atrodo tas DNR, nes tai yra pačio vaiko suprogramavimas. Tad pirmokai, kaip matom,
progimnazijoj startavę su vedliais turi daug kūrybiškumo. Bet mums svarbiausia yra skaitmeninis raštingumas, kada vaikai susipažįsta su pačiu kompiuteriu kaip aparatu, įgunda ir ugdo įgūdį valdyti pelytę, klaviatūrą, supranta, kaip veikia technologijos. Antrokų projektuose kartu su vedliais jau matome 3D erdves, jau galimybę projektuoti, o trečiokai, pažiūrėkit, tai jau yra profesionalūs, animuoti, ištisi planai sukurti su vedlių įrankiais ir taip kasmet mokytoja augina nuostabius technologijų kūrėjus. Labai smalsu, kas bus 4 klasėje ir kokius darbų pavyzdžius gausime. Žinoma, mokytojai džiaugiasi turiniu, o labai įdomu, ką vaikai, kaip kūrėjai, patys technologijų kūrėjai kalba apie vedlius. Tai žinokit, nenorim girtis, bet labai pozityviai mūsų trečiokai atsiliepia apie vedlius ir iš ko mes tai matom. Ne tik tais geriausia pamoka yra įvardinama su vedlių turiniu, bet vaikai prašo, kad dar viena būtų papildoma pamoka. Žinoma, yra ir tas sunkumo aspektas, tai labai smagu, kad vaikam nėra viskas kaip per sviestą patepta. Mokytojas yra labai reikalingas. Jis yra vedlys informatikos pamokoje. Tai tą ir siekiame įgyvendinti, bet finale labai siekiame, kad vaikas taptų technologijų kūrėjas ir jam būtų įdomu, įtrauku ir finale turėtumėm informatiką kaip atskirą discipliną. Pati ugdymo sistema, žinokit, tikrai drąsiai sakom, yra naujos kartos, nes mums labai svarbu, kad patirti mokymosi džiaugsmą. Tai yra viena platforma, kurią aš jums pademonstruosiu, kokia yra patogi, tada įtraukiančios pamokos ir nuolatinė pagalba. Mokytojai, tai yra 3 kolonos, ant ko yra pastatyta vedlių sėkmė. Viena iš jų yra nuolatinė pagalba. Ką turi mintyje? Tai yra aktyvus pagalbos mygtukas, kuriuome jūs galite užduoti klausimą vedlių mentoriams. Įvairiausiom tematikom. Nuo pamokų planų, nuo laba diena turiu specialiųjų poreikių ugdymo vaikų, kokį turinį taikyti su vedliais, iki neveikia nuoroda, ką daryti. Tai patikėkit manim, atsako ne robotai, atsako mūsų nepamainomi vedlių komandos nariai, kurie tikrai suteikia informatyvią informaciją ir siekia ištiesti pagalbos ranką. Visą tą gali paliudyti mokytoja Sigita. Mokytoja Sigita Macienė ir jos pasiekimai vedliuose kalba patys už save. Moksleiviai daugiau nei 8000 kartų panaudojo pratybas. Tiek kartų vaikai buvo atsivertę vedlių pratybas. Sukūrė daugiau nei 100 pamokų. Tai skirtingos temos, skirtingi konceptai vedliuose 100 kartų pamokose yra panaudoti. Fantastiniai skaičiai. Ačiū mokytoja Sigita už jūsų energiją ir potencialą auginti ateities kūrėjus. Pratybos ir jų pagrindinės naudos. Žinome, kad mokytojai kiekvienas iš jūsų turi turinio. Yra pats susikūręs, interneto platybėse randa tikrai daug įrankių. Bet labai noriu akcentuoti, kad sisteminis, nuožmus kassavaitinis darbas labai svarbu yra moksleiviam pratybų pavidalu, kada jie patys gali išbandyti, patys atlikti užduotį, nes taip didėja savarankiškumas, dėmesys detalėm, nes vedlių pratybose yra labai aiškiai išdėstyta, nurodyta, užduotis suformuotos būtent pagal ugdymo planus. Ir žinoma, patys mokiniai jaučiasi kūrybingi, nes vienam tuo metu 2 klasėje patinka vienaragiai ir jis įgyvendina projektą su vienaragiais, o trečiam patinka viešasis transportas. Ir tada jisai gali įgyventi savo viešojo transporto projektą, būtent kurdamas individualų projektą. Ir žinoma, taip atsiskleidžia geriausi mūsų įvairių gebėjimų moksleivių bruožai. Tad pratybos yra fantastiška galimybė. Kiekvienas iš jūsų mokytojų, kurie net neturi vedlių, kurie dar tik nori pačiupinėti, išbandyti, pasibandyti, turit galimybę 30 dienų prisijungti į bandomąją versiją.
Bandomoji versija vedliuose yra būtent ta galimybė, kada jūs matysit dalį turinio, matysit pamokų planus, galėsit pasinaudoti pagalbos mygtuku ir taip apšilus kojas įsitikinti, kad vedliai informatikos pamokom yra nepamainomas įrankis. Noriu kiekvieną iš jūsų pakviesti prisilenkti prie ekranų ir pasižiūrėti, kokios yra modulių rekomendacijos vedliuose. Mes mokytojus aprūpinam ne tik tais turiniu, ne tik tais vaikus pratybomis, bet ir pateikėme sistemiškai suorganizuotas pamokų planų tokias planuotės, kada turim galimybę jau nuo 1 klasės dėstyti medžiagą nuosekliai pagal temas ir taip užauginti vaikus šiuo metu iki 8 klasės, bet iškart jums sufleruoju, kad turim galimybę ir potencialą augti į 9-10. Tai jeigu tarp mūsų yra informatikos mokytojų, kurie iki šiol naudoja vedlius 8 klasėse, tikrai patikėkit manim, 9 ir 10 jau ne už kalnų. Tad galit jau megzti tinklą mokyklos administracijai, kad tuoj vedliai ūgtels ir 9-10 klasėse taip pat bus poreikis naudoti vedlių medžiagą. Pamokų planai. Mokytojai. Anksčiau turėjom rekomendacinio pobūdžio planus. Dabar vedlių pamokų planas jau yra pagal ilgalaikį ugdymo plano pavyzdį sukurta. Kiekviena klasė, kai mokytojas įsiveda ją į savo paskyrą, galima modifikuoti pagal pačius mokinių poreikius. Tai yra toks lankstus pamokų planų gebėjimas pritaikyti pagal poreikius ir žinoma pratybos moksleiviam. Mūsų moksleiviai nori sklandžiai, kas savaitinėse pamokose turėti įgūdį naudoti pratybas ir visą tai suteikia vedliai. Tad savarankiškam darbui pamokų planai tiek mokytojam, tiek moksleiviam atveria duris į reguliarų kas savaitinį vedlių naudojimą. Ir žadėjau papasakosiu apie naujienas Respublikos mastu. Kasgi tos naujienos? Tikiu, kad dažnas iš jūsų jau yra susipažinęs, tikiuosi jau ir įgyvendinęs mokyklose, bet karts nuo karto ar skambučių metu, ar susitikimų metu pasitaiko pedagogų, administracijos atstovų, kuriem vis tai suskamba dar naujai. Tad tikrai noriu akcentuoti, kad kalbant apie pradinį ugdymą, nuo praėjusių metų informatika tapo neatsiejama pradinio ugdymo dalimi. Žinau, kad didelė dalis mokytojų taip tarsi dar integruoja informatiką, bet prioritetą skiriant informatikos pamokai ir išskiriant informatiką kaip atskirą informatikos pamoką pradiniam ugdyme, jau irgi turim didžiulę dalį mokyklų, kurie pažvelgia, įgyvendino ir sėkmingai vykdo veiklas atskiroj informatikos pamokoj pradiniam ugdyme. Tada pagal nacionalinius mokinių pasiekimus vis dar išgirstame, kad mokiniai neatskleidžia savo gebėjimų, nes buvimas prie naudojimas skaitmeninių įrankių, buvimas prie kompiuterio kelia stresą. Tai norim tikrai akcentuoti, kad informatika netaptų tik 4 klasės iššūkiu. Būtinos skaitmeninio raštingumo žinios atliekant užduotis kompiuteriu. Tai patikėkit manim, jei nuo 1 klasės suteiksit galimybę savo ugdymo įstaigai pradinukui sėsti prie kompiuterio, aišku rezultatą ir matysit jau nacionaliniuose mokinių pasiekimų rezultatuose. Tai kviečiu kiekvieną iš jūsų, jeigu dar neįgyvendinat, tai įgyvendinti atskirą informatikos pamoką, nes tai yra būtina sąlyga, kad pokytis įvyktų. Nebeintegruokime, o tiesiog skirkime atskirą informatikos pamoką. Suraskim galimybės. 1 kartą per savaitę, nes taip galėsim naudoti ir poreikio lėšas, būtent iš jų mokyklos išsiskiria. Žinoma, neformalus ugdymas būrelis taip pat yra sveikintina, bet ar tada pasiekime visus moksleivius? Ir informatika 5-8 klasėse. Tikiuosi, kad jau kiekvieno iš jūsų ugdymo įstaigoje tiek 7, tiek 8 klasėje yra nuosekli informatikos pamoka, nes tikrai kiekvienas iš jūsų
jau turėtų vesti atskirą informatikos pamoką ir turinį naudoti atnaujintą. Kaip ir minėjau pradžioje, kiekvienas mokytojas tikrai yra sukaupęs kapitalo, žinių, turinio, bet jis yra atnaujinamas, pritaikytumas naujom skaitminiam kompetencijom. Tad tiesiog nuoširdus patarimas - taupykit savo laiką mokytojai, naudokit tai, ką vedlių turinys jau yra pritaikęs visoje Lietuvoje, plačiai ugdymo įstaigose. Ir kaip vienas direktorius Tomas Jankūnas iš Antakalnio progimnazijos sako, kad jei dar nors vienas mokytojas yra, kuris skundžiasi, kad nepakanka to turinio, kad jis dar neatnaujintas, tai tikrai dar nesilankė vedliuose. Kiekvienas iš jūsų gali prisijungti nemokamą demonstracinę versiją ir pasibandyti vedlius. O jeigu jau turit galiojančią licenciją, tai mokytojai plačiai, drąsiai ir smalsiai naudokit vedlius. Kad nesijaustumėte vieniši, noriu supažindinti, jog vedlius jau išbandė daugiau nei 7 000 mokytojų iš visos Lietuvos, daugiau nei 900 ugdymo įstaigose. Esam paplitę plačiai. Lietuvoje vedliai yra lygų informatika. Tad jeigu norit būti ramus, užtikrinti, kviečiu kiekvieną iš jūsų prisijungti prie mokytojų, kurie jau nuožmiai, nuosekliai ir sąžiningai 4 ar kurį nors trumpesnį laikotarpį naudoja vedlius savo pamokose. Nes tikrai, kaip ir mokytoja Jolanta Baronienė teigia, kuo puikiausiai vaikai atlieka užduotis. Pratybos tikrai prilimpa kiekvienam iš jų ir pačiai mokytojai yra pagaliau ramu ir ji gali ramiai miegoti naktimis, nes turi su kuo dirbti ir žino, jog rytojaus pamokų turinys yra paruoštas, sukurtas. Nieko nebereikia improvizuoti ir kurti pačiai. Tai ačiū mokytojai Jolantai iš Utenos už tokią gražų citatą, už tokį gražų verdiktą ir taikymą klasiai. Kaipgi galima kiekvienam iš jūsų mokytojai užsitikrinti vedlius? Tai yra nauji mokslo metai. Dauguma iš jūsų jau kabinetus turit. Jau kompiuteriai yra nupūstom dulkėm paruošti vaikam dirbti. Pamokos vyksta. Tai kaip dabar gauti turinį ir pratybas? Tai pirmiausia, užpildykit poreikio anketą. vedliai.lt rasite mygtuką su aktyvia nuoroda užpildyti poreikio anketą. Jūs kaip mokytojas, pedagogas užpildote poreikio anketą. Aš atėjusi į darbą randu jūsų anketą, randu nurodytus mokyklos administracijos kontaktus ir pradedu dialogą. Kalbu su pavaduotoja, su mokyklos vadovu ir ieškau geriausių sąlygų, aplinkybių įsigyti vedlius. Vienam mokiniui kaina yra 7 €. Metams perkant visą mokyklos paketą. Noriu akcentuoti, jog vedliai tolsta nuo mokytojų žvaigždžių ir jeigu mokykloje yra tik vienas pradinio ugdymo mokytojas, kuris nori tik vienai savo pradinio klasį vesti, yra tokia galimybė. Bet pagalvokim plačiau. Visada vedlių yra tikslas dienos pabaigoje pasiekti kiekvieną moksleivį. Mokytojam nedrąsu su technologijom, kai nėra užtikrinti savo įgūdžiais, kai neturi turinio, kai reikia patiem galvoti užduotis vaikams. Mes vedliuose užtikrinam tiek pagalbą mokytojui, tiek turinį pratybas, tiek, žinokit, tikrai drąsiai galiu pasakyti, dalinamės kūrybinėmis užduotimis informatikai, būtent tokiomis subalansuotomis, kad mokytojai jaustųsi saugus, patogiai ir galėtų drąsiai klasėje dirbti su vedliais. Tai jeigu jums dar atrodo, kad integruoti informatiką pradinėme yra gerai, tai labai norėčiau jūs atitolinti ir pasakyti, kad yra daugybė mokyklų, 10-100 mokyklų, kurios jau priėmė sprendimą turėti pamoką informatikai, suskaičiavo savo mokinius, netgi strateginiuose mokyklos planuose informatika dominuoja. Dėl to mums svarbu žinoti, kad pasiekėm kiekvieną moksleivį. Tiek 1, tiek 8 klasėse. Tai kviečiu užpildyti poreikio anketą ir tada palikti dialogą, lėšų ieškojimą
geriausias sąlygas įsigyti, būtent jau man tada sutarti su mokyklos atstovybe. O jūs, mokytojas, ramiausiai gavęs vedlių paskyrą darbuojatės ir vedat savo mėgstamą informatikos pamoką. Tad mūsų vedlių ugdymo sistema yra skirta visai mokyklai, tai yra raktas į naujos kartos informatikos pamokas. Žinokit, tikrai demonstruoju visą pristatymą, rodau jum kiekvieną skaidrę ir labai noriu akcentuoti, jog visa mokykla turėtų būti rami, nes žino, jog vedliai pasirūpina tiek turiniu, tiek pratybomis ir netgi galutinis vartotojas moksleivis grįžęs namo ir atlikęs namų darbus jau yra tas mūsų kūrybiškas, technologiškai, skaitmeniškai raštingas moksleivis. Tad dainuoja širdis ir pedagogui, ir mokyklos administracijai yra ramu, nes žino, jog pagal ugdymo sistemą vedliai kuo puikiausiai suteikia turinį ir pratybas moksleiviam. Tai iš tiesų norėčiau jau baigti savo tokį monologą, nes tikiu, kad kiekvienas iš jūsų mokytojų jau vis taip vienaip ar kitaip esat ir pabandę vedlius, gal netgi esat dabar turintis galiojančią licenciją ir jau norėčiau pakviesti save atsakyti į jum rūpimus klausimus. Matau, kad pokalbio lange buvo judesio. Ir Tikrai taip, buvo klausimų, Janina. Sveiki visi mokytojai. Aš galvoju, gal tik tais pridėsiu dar tokius akcentus, ar aš praklausiau, o gal ir truputėlį mačiau, kai kas dar prisijungė kiek vėliau. Tai iš tiesų labai taip yra įdomu. Parašykite, ar jau esate turėję vedlių licenciją. Labai yra įdomu, ar visiškai nesate bandę vedlių. Pokalbių lange čia matysite, ką tik įdėjau ir nuorodą, kur galite sukurti bandomąją versiją, bei rasite nuorodą, kur galima išreikšti jau poreikį, ar ne? Tiesiog, kad domina ar tai 1-4 klasių licencija, ar 5-8. Ir kaip Janina ir minėjo, jums užtenka užpildyti poreikį, kaip mokytams, toks signalas, o mes jau tada darome visą darbą, dėrybų ir susitarimo su jūsų mokykla, būtent kokiamis sąlygomis galima įlaipinti. Mūsų toks mėgstamas žodis yra mokyti, reiškia suteikti jums visą turinį. Bet ką norėjau dar pridėti, tai tokius užakcentuoti kelis momentus, nes tikrai matau, kad turime ir informatikos mokytojai, kai kurie už pavardžių man atpažįstami. Tai šių metų tokia tikrai naujiena, kas dar nutiko, ką mes nuveikėm per vasarą, ką mūsų turinio komanda nuveikė, tai buvo būtent, kad atsirado Python 2 modulis ir skaičiuoklių modulis. Tai jis yra pasiekiamas su 5-8 klasių licencija. Jeigu jūs turit vedlių licenciją, bet nematot šitų modulių, vadinasi, kad jūs turit ne tą licenciją, galbūt jūs turit pradinuko licenciją, galbūt jūs žiūrite demo, bet jeigu jūs nematot šitų modulių, tai jūs turit ne tą licenciją. Tai ką reikia daryti, aišku, pildyti poreikio anketą. Ir kitas momentas tai yra būtent pamokų planai, ką mūsų komanda padirbėjo ir padarė šitokį titanišką, sakyčiau, darbą. Tikrai, ką girdėjom ir tiek iš informatikos mokytojų, tiek iš pradinių klasių mokytojų, tai dabar yra visiškai pilnai sukurta 1-8 klasių rėžiuose pamokų planai. Ir aš galiu netgi trumpai jos parodyti, kad čia nebūtų tik vartuoja. Gal man dabar čia ne tą rodo. Galvoju. Štai, pasimetė man. Kažkas ne tas. Kodėl man? Nu va, pasimečiau truputėlį tarp savo langų. Bet kokiu atveju, ką noriu dar tada už balsų tiesiog pasakyti, tai yra būtent turinys. Jisai jums kaip naujam mokytojui bus aiškiau surandamas, nes kaip prisijungiate, gerai, dabar pasakykite man. Ne tą rodo, man kažkodėl nerodo mano Chrome, ar ne? Janina, man kažkodėl rodo mano ekraną. Muzikos pasirinkimą. Įdomu, nesuprantu kodėl. Tai labai įdomu, nežinau, kodėl vakar puikiai rodė, o šiandien
Bet Viltaute, aš galiu pasidalinti Aha, ekranu. gal tu tada, Janina, pasidalink tikrai, nes Janina štai ir rodo, tai galime parodyti būtent kaip per pagalbos mygtuką mes dabar jau galime matyti vedlių pamokų planus. Tai mes iš tiesų, mūsų komanda pasižiūrėjo, ar ne, kaip atrodo 1-4 klasių pamokų planai ir tiesiog sudėliojo, jeigu esat pradinių klasių mokytojai, galim nueiti ar į 1 klasę, pavyzdžiui, ar ne, ir tiesiog sudėjom nuo ko pradėti, jeigu mokot pirmokus, nes tikrai būna toks dažnas klausimas, tai viskas yra sudėta pažingsniui. Jeigu mokote antrokus, tai vėlgi, jeigu jūs atėjot ir, nežinau, mokėtės 2 metus su vedliais, dabar esat padarę pertrauką, turit dabar antrokus, ateinat į čia ir viskas yra sudėta, kaip nuosekliai, gražiai išdėstyti, išlaikant ar ne tokią tęstinę mintį, vaikus pravesti per informatikos čia mūsų vedlių turinį. Ir tai tas pats galioja, kas liečia 5-8 klasių informatikos, ten jau dėjom koncentrais, 5, 6, 7, 8. Tai va toks pagalbininkas atsirado, kad jums tiesiog būtų galima ir metus planuoti, kaip vesit pamokas, ir tiesiog kasdieniam darbe ateinat, pasižiūrit, aišku, jūsų valia keisti, sukeisti vietom, galbūt visai kitą turinį įsidėti, bet, na, čia toks vienas iš būdų, kaip dar paprasčiau dirbti, taupant laiką. Tai toksai vienas iš mūsų pakeitimų ir tas pats yra su užsiėmimais. Užsiėmimai tai yra tie tokie virtualūs mokymai, kaip jie dabar vyks šiemet, tai jie vyks, jeigu esat pradinių klasių mokytas, tai 1-2 klasių mokytojams bus startiniai užsiėmimai 4, matome net pas Janiną ir rodo. Jeigu esate 3-4 klasių, tai jums bus kiti užsiėmimai. O jeigu esate informatikos mokytojas, tai mes šiemet jums tokį vesime per Python 2 modulį. Norint lankyti jį, aišku, būtų geriau patartina pirmą pasibandžius ir pasimokus Python 1, bet nebūtinai. Tai tokie gyvi Zoom užsiėmimai vyks Python 2. Visa kita yra profesionalūs video, trumpi, padirbėjom tikrai su dar patrumpinimu informacijos, kad jūs kuo greičiau pasiektų gera kokybiška medžiaga konkretesniam formate. Tai va, tai man atrodo, kad tokie norėjosi man dar uždėti porą akcentų, ar ne, kas liečia 5-8 klasių, kad tikrai atsinaujinom, yra 2 nauji moduliai, yra peržiūrėti moduliai, yra peržiūrėtas BUPas ir sudėtas toksai mokymo takelis, 1-4 klasių mokytams irgi sudėliotas peržiūrėtas mokymo takelis. Mačiau klausimų, šiaip buvo ir dėl 9 klasių. Tai iš tiesų, ką tik šiais mokslo metais startavom pilotinį projektą su 10 mokyklų, kur kuriam dirbtinio intelekto verslumo tokius prototipus. Tai pasibandysim, mes irgi, kaip žadėjom, vis taip žiūrimės ir tikėtina, kad nuo 25 metų jau galėsim kažką pasiūlyti ir 9-10 klasių mokymų. Kol kas dar ne. Ką ir rodė Janina, ten pilka, tai dar pilkoji zona, dar gryninamės, tai dar nieko neparduodam, dar nėra. Dar tik tais pažindinamės ir žiūrimės ir žvalgomės. Tai šitas klausimas ir matau, kad buvo ir klausimas pokalbių lange iš Jurijaus, ar galima mokytojui nusipirkti vieną modulį. Tai ką ir rodė Janina ir kaip yra vedliai, kaip mes veikiam, kaip tiesiog tokia paslauga, tai mes esam visa ugdymo sistema ir šiuo metu nėra galimybės ir neplanuojam parduoti tik vieną modulį. Yra visa bendra programa ir mes kviečiam atrasti ne tik Pythoną, bet ir kitus mūsų modulius ir surasti tą geriausią sprendimą, kaip jūs galite dėstyti savo 5-8 klasių mokiniams. Tai toksai dar momentas. Taip. Nežinau, Janina, gal mes galim tikrai paklausyti, gal mokytojai turi ir garsiai klausimų, nes mačiau, kad kėlė ranką T.Matulienė, bet kažkaip matau paskui nuleido, tai nežinau, ar dingo klausimas, atsakė Janina, ar pabijojo čia būtų iškelta ranka, tai dabar tikrai yra tas laikas, kai galite kelti ranką. Aš iš tikrųjų labai norėčiau pasmalsauti ir paklausti mokytojo Jurijaus.
Jeigu tik turit galimybę, žinoma, įsijungti mikrofoną, nes matau, kad jūs netgi esat mokytojas 2 ugdymo įstaigose ir šiuo metu jum yra licenzija sustojusi. Labai norėčiau, kad jūs mokytojau prasitęstumėt. Kokia yra situacija? Ar vedat jau dialogą su informatikos tema su administracija? Gal galit pasidalinti, nes esat pabandęs, ar matėt vertes? Smalsu būtų išgirsti, kaip ruošiasi plungė ar kretinga informatikai. Kokia jūsų praktika su vedliais? Bet žinoma, dabar taip iš anksto nesusitarus, tai gal ir prigavau mokytoją nepasiruošusi. Bet ačiū, kad klausotės ir esat prisijungęs. O mokytojai, gal kuris nors esat pradinio ugdymo mokytojas ir turit atskirą informatikos pamoką savo ugdymo įstaigoje? Gal galit pasidalinti, kaip tai veikia, kaip pavyko? Dažnai jau tie, kas turi atskirą pamoką, tai jau turi ir vedlius. Ar nebus čia ta situacija iš tiesų. Tai nežinau, galbūt tikrai tiesiog yra dar likę kažkokių klausimų, nes vis tiek smalsumą vedini ir prisijungėte. Tai matau liktais, ar aš nenuėjo žinutė, kur aš įmečiau nuorodą, kaip prisijungti prie demo. Ar man tiesiog kažkodėl labai keistai šiandien Zoomas veikia. Ar tu matai, Janina, pokalbių langė nuorodą demo? Taip, tikrai matau ir Matai, dar ar ne? kartą pasidalinu kaip Mhm. nuoroda apačioje. Ar turi mokytojų tarp mūsų auditorijos, kurie šiuo metu neturi galiojančios vedlių licenzijos? Mačiau, kad viena mokytoja tikrai rašė pokalbių lange, tai Vida Jonauskienė, kad dar šiemet neturi, tai tikrai kvietimas yra pildyti poreikį. Buvo ir mokytojai, kurie irgi kalbėjo, kad maždaug, kad ir Gražina domisi, ir Vitalija Lisiauskienė irgi, ar ne, kad yra turėjus, kad vėl domina turėti. Tai matau, taip komentuoja. Tai viskas, ką reikia padaryti dabar, arba užduoti dar klausimą, jeigu kažkas neramina ar domina, o kitas tai yra tiesiog pildyti, ką tik Irina ir įdėjo poreikiai vedliams. Ir viskas, ir užsukame susitarimus ir bus galima tada ieškoti variantų, kaip jūs galite prieiti prie turinio. Nes demo versijoje irgi bus matomi tik dalis iš modulių, tokiam pasibandymui, tai daugiau skirta gal tiem mokytojam, kurie visai yra vedlių nebandę. Na, aš tikiu, kad tie, kas jau buvote ir pabandėte, tai tikrai galite matyti ir kokybę, ir kad mes augam, ir mūsų pratybos auga, ir mūsų pratybos keičiasi. Beje, irgi kažkaip iš tiesų net nepaminėjome, kad mūsų pratybos atsirado ir patarimų skiltis, kas irgi palengvina vaikų darbą. Jeigu jie eina ir daro kažkokį projektą, pratimą per pratybas, yra galimybė jau klausti patarimo, tai yra pasilengvinti kažkokį tai žingsnį ir taip po truputėlį pratybos mes irgi jas gudresnės vis darome ir darysime, kad jos kuo labiau atlieptų personalizuotai kiekvieno vaiko mokymosi būdą. Tai iš esmės mes skirsime šiais mokslo metais dėmesio ir tam, kad pratybos dar labiau pasidarytų gudresnės, pasitelkdami dirbtinį intelektą, kad jos galėtų kiekvienam vaikui kuo labiau asmeniškiau padėti vesti per projektą. Man atrodo, irgi yra labai labai įdomu ir turėtų palengvinti mokymosi procesą ir pamoką. Taip, tikrai tikiu. Tai mokytojai, jeigu jums klausimų šią akimirką nekyla, jūs kiekvienas žinote, jog vedliai.lt mūsų tinklapį galite rasti poreikio anketą. Tai ji yra raktas į vedlių licenciją. Tai kviečiu ketvirtadienį dar pamedituoti su vedliais, susikurti demonstracinę versiją, pasibandyti, o naujai savaitė išaušus keliauti pas administracijos atstovus ir išreikšti poreikį, o tada jau rasim galimybės. Tai tikrai kviečiu kiekvieną iš jūsų naudoti. Ačiū Jums už prisijungimą, už skirtą laiką ir Viltute labai ačiū tau, kad prisijungiai. Turėjom galimybę tave išgirsti ir jeigu mokytojai turėsit įvairiausių klausimų, žinot, kur mus rasti, pagalbos mygtuke. Tai šiandien tiek.
Kiekvienam iš jūsų linkiu patirti informatikos džiaugsmą, nuneškit į klases naujos kartos informatikos turinį ir tada jau tik tais bereiks mėgautis procesu ir paruoštų turiniu už jūs. Tad taupykit savo laiką, naudokit vedlius. Ačiū Jums ir iki pasimatymo, užsiėmimuose, kitose susitikimuose, sekite vedlių naujienas. Viso! Ačiū labai visiems. Ačiū.